imtynės, apie kokias imtynės kalbėti. Apie laisvės imtynės kalbant, gal labiausiai kenčia galbūt galvos rytis, kadangi daug yra bandymų užgriebti kojas ir ten gali netyčia susidurti ir su keliu, ir su priešininko kontrataką ir panašiai ten. Bet tai tos nedidelės mikrotraumas, kurios, aš manau, labai greitai užgyja ir tokių pasiekmių ir nelieka. O graikų romėnų imtynėse labai kenčia šonai, kadangi parteryje atliekama daug veiksmų ir jeigu priešininkas, jeigu sportininkas netgi atvyksta į stovyklą šiek tiek mažiau pasiruošęs, tada tiesiog gali eiti gabalais, nes tų rytinių, kada vyrai suspaudžia per šonus ir atliekinėja rytinius, reikia kentėti, kentėti ir stengtis atstovėti. Taip kad bet yra treniruojamasi dėl to. Dėl to imtynininkai juokauja, sako, kitą kartą, jeigu pas gerą imtynininką, gerai pasiruošę imtynininko oda tampa kaip krokodilo. Jinai mažiau jautri yra. Bet, o traumų nepasakyčiau, galbūt kas mažiau susidūrė su imtynėmis, gali pagalvoti, kad čia didelio traumatizmo sporto šaka, kurioje daug traumų ir panašiai, bet tikrai taip nėra. Galbūt yra tos mikrotraumas, kurių neįmanoma išvengti esant kontaktui, bet tai, kaip liaudiškai sakant, apsilaižios ir po kelių dienų jų net žymių nelieka. Kągi, nu dabar kova dėl aukso medalio. Svorio kategorija iki 67 kg. Ukrainietė Katerina Burmistrova ir Zumrud Kurbangaieva iš Azerbaidžano. Ukrainos sportininkė vilki mėlynų triko ir ją, ko gero, derėtų vadinti šio susitikimo favorite. Praėjusių metų pasaulio čempionato bronzinė prizininkė, 2007 Europos čempionate užėmusi antrą vietą ir 2 kart yra tapusi Europos suaugusiųjų čempionė. Tiesa, tai buvo 2005 ir 2004 metai. Abi tikrai labai patyrusios, ukrainietiai 29, o Zumrud Kurbangaieva iš Azerbaidžano, jai jau 33 metai. Taigi vaikiškų klaidų šioje dvikovoje, ko gero, mes neturėtume išvysti. Puikiai viena kitą pažįstančios. Na, Azerbaidžano imtynininkė tokių solidžių laimėjimų savo biografijoje neturi, bet Europos čempionate yra buvusi 7, yra buvusi 5 pasaulio pirmenybėse. O ant garbės pakilos jai kol kas nėra pavykę užkopti. Tai pakankamai patyrusios imtynininkės. Ir vėl neskuba jos bandant atlikti pirmosius veiksmus, šiokia tokia žvalgyba, kadangi dar vis dėlto imtynininkės ir, kaip minėjau, ir nesuprakaitavusios, galima taip pat sulaukti savo priešininkės kontratakos, todėl veiksmą reikia ypatingai gerai paruošti, paslėpti. Abi vienodo ūgio, tai irgi taktininko gero arsenalą šiek tiek apriboja, jeigu būtų viena akivaizdžiai aukštesnė. Na, šiuo atveju gal tai ir didelio skirtumo nėra, kadangi vis dėlto imtynininkai, kai ruošiasi varžybom, jie turi labai įvairias varžovės, taip vadinamas sparring partnerius. Specialiai treneriai paruošė ir aukštesnių, ir žemesnių, ir kaip sakant, įvairesnių, ir kairiarankių, ir dešiniarankių, kad galėtum priprasti ir būtum pasiruošęs jau aukštesnio lygio varžybom, susitikti su įvairaus pasirengimo priešininkėm. Įvairių mokyklų atstovų. Ar pavyks išnaudoti šią situaciją kažkurioje? Atrodo, kad laikas eina. Labai atsargiai imtyniavo, tikrai. Kas eina į pabaigą. Sirena, pirmasis kelinukas. Lygiausiamis baigėsi. Raudona sėdinuka. Moterys dažnai teisėjauja. Man atrodo, kol kas, tai bent jau finalinėje vakaro dalyje, moteris kilimo teisėja pirmas iki. Nu, kiek man teko stebėti, čia vyksta teisėjų seminarai, atvykusios 2 ekstra kategorijos teisėjos, tai viena iš Prancūzijos, kita iš Italijos. 2. Ekstra tai yra aukščiausios kategorijos teisėjos, kurioms vis dėlto yra suteikta teisė dalyvauti. Matome, kaip praktiškai špagatų ginasi, gal unikalus atvejis Ukrainos imtynininkė, ir tai ganėtinai išmušė iš vėžių Azerbaidžaną. Dar vienas įrodymas, kad beveik gimnastijos lankstumą turi turėti imtynininkės. Aš kaip minėjau, visais atvejais imtynininkų pasiruošimas yra labai universalus. Ar tai būtų moteris, ar tai būtų vyras. 30 sekundžių. Taip, pilnai. Pergalė pirmame kėlinuke tenka ukrainietei.
kažkuria prasme netikėtai nustebino tokia gynybos poziciją priėmusi Ukrainos sportininkė savo priešininkę ir Ukrainietė yra tapusi pasaulio čempionė, tiesa tai buvo prieš 7 metus, 2002-aisiais. Štai tas retas beveik unikalus atvejis. Unikalus, bent jau vyrų varžybose aš to nesu stebėjęs nei kartą. O vyrai imtynininkai galėtų špagatą padaryti? Aš manau, kad dalis jų ir galėtų, bet kad imtyniaujant tą galima būtų padaryti, tai čia jau reikalingas ypatingai geras pasirengimas. Bent jau lankstumas rytyje. Na ir ką, antras kėlinukas po pirmojo kol kas Ukrainos sportininkės vilkinčios mėlynų triko. Minimali persvara ir azerbaidžanietį, bei Azerbaidžano sportininkai iki 2004 metų gynė Rusijos garbę, o po to Zumrud Kurbangaijeva atstovauja kitai valstybei. Ir dabar yra Azerbaidžano rinktinės narė. Šiek tiek aktyvina savo veiksmus Azerbaidžano imtynininkė. Aš tiesą sakant, tikėjausi, kad čia bus pilnos tribūnos azerbaidžaniečių laisvų imtynių komandos narių, kurie po vakarykščio triumfo, po pergalės net 3 finaluose, visose 3 po pergalės komandų varžybose šiandien azartiškai palaikys savo šalies moteris, bet kol kas... Gal kažkuria prasme buvo šiek tiek netikėtas Azerbaidžanas šios sportininkės toks geras pasirodymas, kad jinai imtyniaus būtent dėl pirmos vietos. Bet prašau, galbūt jinai ir rodys, kad jinai dar ir verta yra šio medalio, kadangi atakų labai nedaug trūksta, kad jinai sugebėtų užfiksuoti tašką. Pažiūrėkite, užgriebus koją, reikia priversti. Ne. Ir vėl. Išsisuka. Ir vėl eilinį kartą liktai iš geros padėties Ukrainos sportininkė sugeba ganėtinai lengvai išsisukti. Azerbaidžanietė įveikė 8 finalyje vokietė Marija Selmayr, po to nugalėjo matytą Ispanija Aurora Fajardo, na ir pusfinalyje privertė pasiduoti Pralica Ivanova iš Bulgarijos, nes ir Ispanija ir Bulgarija jau matė. Va, ir trūko tik tai vienos atakos, kad Ukrainos imtynininkė vis dėlto įrodytų savo pranašumą. Lieka, matot, praktiškai 20 sekundžių. Ir dar arbitras leidžia šiek tiek sportininkėm paimtyniauti patiniai parterio padėti. Ir kągi, manau, kad Ukrainos imtynininkė pelnytai laimės, nes labai užtikrintai imtyniauja finale, galbūt ne tiek daug taškų, ne tiek daug matome kažkokiu tai veiksmu šitoje dvikovoje, bet Ukrainos imtynininkė pilnai kontroliuoja situaciją ir matom, likus keliom sekundėm, tikrai jau nieko daryti nereikia, kadangi tas rezultatas tikrai tenkina ją. Taip. Džiugauja ukrainiečiai, jų šalies atstovė Katerina Burmistrova po 4 metų pertraukos ir beje 4 sykį gyvenime tampa Europos čempione. 29 metų sportininkė įveikė Azerbaidžano imtynininkę Zumrud Kurbangaijeva, pastarai 33. Taigi Katerina Burmistrova mūsų ekranuose, na, galima sakyti, naujoji Europos čempionė, nors antra vertus tai jau 4 kartą. Ilgokai buvo pertrauka jos biografijoje tarp kitokių medalių iškovotų žemyno pirmenybėse. Dabar ji vėl kops ant aukščiausio garbės pakylos laiptelio. Labai sėkmingas sugrįžimas į didįjį sportą. Galime vėl grožėtis tą ataką, matėm judesys, klaidinantis judesys į vieną pusę, į kitą ir taip pat kojos užgrėbimas ir Azerbaidžano imtynininkai nieko nebelieka kaip išvengiant didesnių bėdų, nukristi ant pilvo, bet tai pilnai užtenka, kad Ukrainos imtynininkės veiksmas būtų įvertintas 1 tašku. Ir vėl, visas veiksmas buvo pradėtas ir atliktas labai greit, bet likus tik 30 sekundžių iki kėlinuko pabaigos. Na, mes matom, kad Ukrainos imtynininkė